Jau paaiškėjo pirmieji stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai. Vienintelė regione aukštoji mokykla Marijampolės kolegija būsimą specialybę siūlo rinktis iš 8 studijų programų. Miesto aukštosios mokyklos direktoriai teigia, kad pirmieji rezultatai džiugina. Nerimo buvo tikrai daug, todėl kad šiais metais pasikeitusios stojimo sąlygos ir abiturientai, jeigu jie neišlaikė 3 egzaminų valstybinių, tokiu atveju negalėjo pretenduoti į aukštojo mokslo studijas. Suformuotos visos studijų programos, kurias teikėme. Jeigu pasižiūrėti, kas domėjosi Marijampolės kolegija ir teikė prašymus įvairiais prioritetais, tai yra virš 800 studentų ir tie, kurie jau iš tiesų pateko ir praėjo stojamąjį balą, yra apie 200 studentų. Turime šiais metais naujovę, iš tiesų šiuo metu yra parengta pasirašyti tarptautinė sutartis su Ukrainos centriniu universitetu, numatyta prieš rugsėjį oficialiai tą sutartį pasirašyti su rektoriumi. Ir nuo ateinančių studijų metų priimsime studijuoti Ukrainos studentus. Jų domėjimasis yra verslo anglų kalbos studijų programa ir tarptautinio verslo programa. Pasirinkimai rodo, kad didžiausių stojančiųjų dėmesio sulaukia vaikystės pedagogika. Šios specialybės jau suformuotos 3 grupės. Tradiciškai populiarus socialinis darbas. Gana gausiai šiais metais turim į IT ir kibernetinės saugos studijų programą, nes paprastai šitoj programoje 12 studentų skaitosi pilna grupė, turim per 30 studentų ir tai yra tik po pirmojo etapo. Matomai tikrai jos dar pasipildys, bet iš tiesų noriu priminti ir kitiems, kurie norėtų studijuoti šitoje studijų programoje, kad jie gaus kartu ir stipendijas, tai yra per mėnesį 200 eurų. Labai paklausi buhalterinės apskaitos programa taip pat išlieka tarp pačių paklausiausių. Šiais metais palyginus nemažai sukomplektavome verslo anglų kalbos studentų. Nepasirinkusieji būsimų studijų dar gali dalyvauti papildomame priėmime. Jeigu jums nepavyko įstoti, tikrai nenusiminkite, atvykite, kolegijoje yra konsultacinis centras, kuris jums patars ir paaiškins, kartais tiesiog pasirinkus ne tą kryptį. Gali būti, kad programos labai panašios, bet jums reikia visai kitų stojimo rezultatų, visai kitų išlaikytų egzaminų. Tokiu atveju jums patars ir paaiškins, koks balas yra svertinis, kokiu balu turėtų ir jo labiau išlaikyti, jo labiau, kad šiuo metu jau yra aiškios tendencijos, į kurias kryptis renkasi daugiausiai, kur yra susidariusios didžiausios grupės ir kur dar galima gauti valstybės finansuojamas vietas. Papildomo priėmimo pirmasis etapas vyks rugpjūčio 5–8 dienomis, o antrasis etapas nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos.